Tai kada mes vis tik anglų kalboje naudojam tą do, does, dabar aš dažnai pastebiu to klausimą, užduoda mokiniai, kažkas YouTube komentare parašė, reiškia, aš vis tiek po tiek laiko, aš vis dar nesuprantu, ar ne, ir kartais tikrai matau, mokiniai ilgai mokosi. Ir šitas dalykas, kada mes turim do, kada mes turim does ir kaip atskirti, kada juos esamajam laikė naudoti, tai dažnai yra problema pas mokinius. Ir šiandien pabandysiu kitų kampų truputėlį tai paaiškinti, kad galų galę suprastumėt, ar ne, ir galėtumėt sėkmingai naudoti. Okay? Tai tam, kad suprasti, kada naudojam do, does, pirmiausia turim suprasti, kokiuose sakiniuose tai naudojam. Tai reiškia, mes tai naudojam esamajam laike. Pirmasis dalykas, reiškia, du esamieji pagrindiniai laikai yra anglų kalboje. Tai jeigu aš sakau tokį lietuvišką kaip sakinį, kaip pavyzdžiui, aš dirbu, ar ne? Tai aš dirbu anglų kalboje galėtų būti arba I work, arba I am working. Tai reiškia, I work, jeigu rutiniškai, pavyzdžiui, kiekvieną antradienį, kiekvieną savaitę, pasikartojančiai ir taip toliau, I am working, aš dirbu šiuo momentu, ar ne? Reiškia, veiksmas vyksta šiuo momentu. Tai mes lietuvių kalboje išsakom tai tuo pačiu sakiniu, aš dirbu. Anglų kalboje aš vieną veiksmą išsakau, kad tai vyksta šiuo momentu. Sakau, aš esu dirbantis, I am working, arba kad dirbu, I work. Viskas, turiu du variantus, ar ne? Tai dabar mums kalba eina tik tai apie variantą, kai šnekam apie rutiniškus veiksmus. Tai reiškia pasikartojančius. Kiekvieną antradienį, pavyzdžiui, aš dirbu savaitgaliais, ar ne? Tai yra pasikartojantis veiksmas. Ne tai, kad šiuo metu dirbu, netrukdyk man, bet tiesiog dirbu savaitgaliais, dirbu antradieniais ir taip toliau. Tai mes naudojame, kad šitą laiką pasakyti, mes naudojam pirmąją formą. Tai reiškia, jeigu aš paimsiu bet kokį veiksmažodį anglų kalboje, jo bendratis yra su žodeliu to. Pavyzdžiui, to work yra dirbti, ar ne? Dirbti. To eat yra valgyti, ar ne? Ir mes matom, kad kuom skiriasi lietuvių ir anglų kalba, lietuvių kalboje bendratis, ką daryti, išreiškiama yra galūnė ti. Anglų kalboje bendratis yra išreiškiama žodeliu to. Okay? Tai kol kas tik tai bandom įsiaiškinti, kaip veikia veiksmažodžiai anglų kalboje, nes mums kaip ir reikia tai supras, kad mes taisyklingai naudotumėm. Tai dabar mes visada šitame esamajam laike, šitam aš dirbu, I work laike, ar ne, mes naudosime pirmąją veiksmažodžio formą. Tai reiškia, jeigu aš paimsiu va tokį veiksmažodį kaip to work, tai jo pirma forma yra work, ar ne, gal tik nuimkim tą brūkšnį. Tada jo antra forma yra worked ir worked. Tai yra, kadangi tai yra taisyklingas veiksmažodis, antra, trečia forma yra su id galūnėmis. Ir paimkim veiksmažodį, kaip sakiau, valgyti. Tai pirma forma yra eat, taisyklingas veiksmažodis, antra forma ate, trečia forma eaten. Tai dabar mums kol kas šitų dviejų paskutinių formų, antros ir trečios, nereikia. Mums reikia tik tai pirmos formos, ar ne? Tai reiškia valgyti, eat, dirbti, work, imkim bet kokį kitą veiksmažodį, to go, eiti, pirmoji forma bus go, to dance, šokti, pirmoji forma dance, ne? Yra du išskirtiniai veiksmažodžiai anglų kalboje, kurių pirmoji forma neatrodo taip pat kaip bendratinė forma. Tai reiškia veiksmažodis to be, tai yra būti, ar ne? Būti. Tai jo pirmoji forma yra priklausoma nuo asmens. Tai yra arba am, arba are, arba is. Ir veiksmažodis to be able to. Ne? Gal padarykim viską taip daugiau mažiau vienoje eilutėje, kad aiškiau būtų. Tai yra galėti. Ir jo forma yra can visiems asmenims. O visi kiti veiksmažodžiai, vat kaip atrodo jo bendratis, aš tiesiog braukiu žemėn veiksmažodelį to ir gaunu pirmąją formą. Tai čia yra pirma forma, čia yra pirma forma, čia yra pirma forma, čia yra pirma forma. Ir taip galioja visiems anglų kalbos veiksmažodžiam išskyrus šitos du. Ar ne? Ir dabar gali būti, Edgarai, kodėl tu visą tai man pasakoji, man reikia žinoti, kada do, does naudoti. Tai tam, kad suprastumėt, mums reikia šitą dalyką suprasti, ar ne, kad anglų kalboje yra visi veiksmažodžiai, ar ne, visi veiksmažodžiai ir aš raudonai pažymėsiu du išskirtiniai veiksmažodžiai. Ar ne, yra du kitokie šiek tiek. Jie labai dažni veiksmažodžiai, labai dažnai naudojam, bet jie yra trupučiuką kitokie. Okay? Jie kitaip veikia. Tai dabar, šiaip paprastai, kai aš turiu paprastą veiksmažodį, bet kurį iš šitų mėlynų, tai reiškia visi veiksmažodžiai išskyrus šitos du, aš neiginyje ir klausime turiu naudoti do ir does. Išskyrus šitos du. Tai jie yra labai dažni veiksmažodžiai. Ir kai aš turiu esamąjį laiką, tai ir sakau, pavyzdžiui, aš esu.
I am, viskas liuks, ar ne? Imkim kitą žodį, nes turim ir are panaudoti kitam asmeniui. Tai you are ir she is, pavyzdžiui, ne? Tai reiškia, pirmam asmeniui yra forma am, tai reiškia, aš esu, antram asmeniui yra forma are, tu esi, tada trečiam she, he, it, turime is, ar ne? Trečiam asmeniui is ir visai daugiskaitai yra žodelis are. Okay? Can visiems asmenim. I can, you can ir taip toliau. Tai aš tiesiog dėsiu vieną asmenį, tarkim, tu gali ir mes turime you can. Tai va, mūsų pirmosios formos, ar ne? Dabar, kai paimsiu bet kokį kitą veiksmažodį, tai čia yra mano pirmoji forma. Work, eat, go, dance, ar ne? Tai pavyzdžiui, aš sakau I work, aš dirbu, tik čia žymi mėlynai, nes čia yra paprasti veiksmažodžiai, kuriem galioja paprastos taisyklės. Jie neišskirtiniai. I work, aš dirbu, I go, aš einu, ar ne, I dance, aš šoku. Visi asmenys yra work, go, dance. Išskyrus trečią asmenį vienas kitą, mes turime, jie trupučiuką pasikeičia. Atsiranda S raidė. Tai reiškia I work, bet she works. Go pasikeičia truputį labiau. Aš turiu I go, but she goes, ar ne. I dance, she dances. Čia tik tai S raidė atsiranda. Ir taip visi kiti turi įvairių ten. Yra 3 veiksmažodžiai, kurie pasikeičia labiau. Tai yra go, he goes, do, he does, have, he has, dance, he dances. Tai va čia mes turim jau tiesiog S raidė prie visų kitų. Tai tik tie 3 pasikeičia labiau prie visų kitų S raidė, ar ne? Paimkim kokį nors dar. I eat, ar ne? Tik žinoma, žymėkime mėlynai. I eat, bet she eats. S raidė. Tai dabar, kai turiu tuos 2 išskirtinius, ar ne, veiksmažodžius, kurias raudonai pažymėjau. Kai aš sakau neiginį ir aš sakau, pavyzdžiui, aš nesu. Aš tiesiog prie am lipinu not ir sakau, I am not. Čia prie are lipinu not, sakau, you are not. Lyg sakyčiau, aš esu ne, tu esi ne, ar ne? Čia mes turime she, he, it is not, ji yra ne, ar ne? Ir su can lygiai tas pats. Aš sakau, you can not, tu gali ne. Dabar, kai mes turim šituos veiksmažodžius, visus kitus, ar ne? Viskas veikia truputėlį kitaip. Aš logiškai mąstant, jeigu veiktų taip pat kaip su šitais, aš tiesiog prilipinčiau not čia ir sakyčiau, aš dirbu ne, I work not, she works not, ar ne, bet mes negalim taip dėlioti. Reiškia, aš kol kas panaikinsiu tą trečią asmenio galūnę, ne, mes paliksim tik vieną sakinį, kad jis per daug nesimaišytų mums čia. Tai reiškia, paimsim vieną, pavyzdžiui, paimsim, tarkim, she eats, jį valgo, ne? Tai aš negaliu daryti I work not, aš not lipinu ne prie work, aš šitom tarpe atsiranda do ir aš sakau I do not work, aš sakau I do not go, aš sakau I do not dance, ar ne? Aš sakau I do not eat. Trečiam asmeniui truputėlį kitaip, nes mes žinom, kad do irgi pasikeičia. Tai dėl to aš turiu ne she do not eats, bet aš sakau she does not ir keičiam tik vieną veiksmažodį. Tai jeigu jau mano do pavirto į does, dėl to, kad trečiajam asmeniui taip reikėjo vienaskaitai, tai jau eats bus paprastoj formai be S raidės. She does not eat. Okay? Tai čia ir gauname don't, apsijungia don't į vieną, šitą vietą jau apjungsiu, ir doesn't. Turim neiginius. Dabar, kai turiu klausimus, su tais išskirtiniais šmikiais, jie keičiasi vietomis. Tai reiškia, jeigu yra I am, aš sakau am I, ar aš esu. Are you, ar tu esi. Ar ne? Is she, he, it, bet kuris iš tų, ar ne? Ir su can irgi, can you, ar tu gali. Vėlgi, norėtus, kad būtų paprasta viskas ir tiesiog keisti vietomis ir šitoj pusė. Ir sakyti work I, go I, dance I, eats she, bet taip nėra. Mes turime vėlgi tą patį nematomą do, kuris va čia nematomas gyvena, bet klausime, jisai susikeičia vietomis su am ir I. Kaip ir am ir I čia va, taip ir čia susikeičia vietomis. Ir aš sakau ne I work, bet aš sakau do I work. Įsivaizduokit, kad čia gyvena do, kuris va išlindo klausime ir atsirado. Do I work, ar ne? Do I go, ar ne? Do I dance, ar aš šoku, ar ne? Do I eat, ar aš valgau. Vėlgi dabar žinom trečiam asmeniui, ne do bus, bet does she eat. Jau nebereikia S galūnės, nes aš turiu does.
Tai va čia ir atsiranda šitas do ir does. Tai jums skirtumas, reiškia, ką reikia žinoti, tai yra, ar šitas veiksmažodis yra vienas iš visų, ar vienas iš tų dviejų išskirtinių. Tai veiksmažodžiai išskirtiniai yra būti, tai reiškia, bet koks esu, esame, yra ir taip toliau, visa tai yra veiksmažodis būti ir jokių do does čia nebus. Arba jeigu yra galėti, aš galiu, tu gali, aš galiu, mes galime, jie gali, visa tai yra galėti, irgi jokių do does nebus, nes prie šitų veiksmažodžių tiesiogiai eina not, neiginyje ir jie šoka į priekį klausime. Okay? Bet su visais kitais veiksmažodžiais mes turime do ir does klausime ir neiginyje. Jie lygtais elgiasi taip, kad va tas do, šiaip beje do aš galiu čia naudoti. Aš galiu turėti do čia teiginyje. Tik tai modernioji anglų kalboj mes nebenaudojame šitą vietoj do, tik tai tose sakiniuose, kai norim pabrėžti. Pavyzdžiui, kažkas sakytų, tu nedirbi. Sakyčiau, ne, aš dirbu. I do work. Tada tas do jisai gali ir teiginyje būti, bet mes tiesiog esame įpratę teiginyje jo neturėti. Ir va tik neiginys išlenda, nes man reikia prie kažko tai not prilipinti. Aš negaliu prie work lipinti not, aš turiu prie do. Ir klausime irgi ne pats work keičiasi vietomis, o do šoka į priekį, ar ne? Tai čia ne tai, kad išskirtinėse situacijose reikia naudoti do ir does. Do ir does visada turim naudoti išskyrus du veiksmažodžius. Būti ir galėti. Ne? Čia yra būti, čia yra galėti. Tai jeigu aš sakau, aš negaliu, tai jokio do does. Aš sakau, I cannot. Jeigu, pavyzdžiui, ji nėra mano gera draugė, vėlgi ne do, ne does. She is not. Ji yra ne. She is not my good friend. Bet jeigu bet koks kitas veiksmažodis, pavyzdžiui, aš neturiu laiko, aš nedirbu, aš nevalgau, aš nenoriu, I don't. Trečias asmuo vienas kita, she doesn't, he doesn't, it doesn't. Klausimas, ar aš turiu, ar aš noriu, do I have, do I want, čia visur yra do, visur yra does, trečiamas asmeniui vienas kitai, nes tai yra paprasta taisyklė, tai taip veikia visi veiksmažodžiai, išskyrus šitos du. Problema, kodėl žmonėms dažnai maišosi, yra ta, kad šitie du veiksmažodžiai, kad jie yra tik tai du, jie sudaro didelę dalį bet kokios kalbos ir anglų niekom neišimtis. Pripažinkite, kad veiksmažodis galėti, pavyzdžiui, aš galėti arba veiksmažodis būti, tarkim, aš esu, mes esame, tarkim, labai dažnai naudojamas veiksmažodis. Mes dažnai būna, kad nukandam į lietuvių kalboje. Čia dar kita problema. Jūs, pavyzdžiui, sakytumėt sakinį, tarkim, tu laimingas, ar ne? Arba ar tu laimingas? Čia nėra veiksmažodžio. Čia būtų tu esi laimingas, arba čia ar tu esi laimingas. Ir kadangi mes nukandam į lietuvių kalboj, mums galvoje verčiant dažnai labai sunku suprasti, kad čia yra veiksmažodis būti ir čia jokių do does nebus. Aš tada sakau, you are happy ir are you happy. Ne? Bet jeigu, pavyzdžiui, sakau, tu nori ir ar tu nori, matot, kaip lietuvių kalboje lengva, aš tiesiog prilipinau ar ir turiu klausimą, ar ne? Bet anglų kalboje aš turiu tokių visokių triukų ten daryti. Tai tu nori, ar tu nori. Tai vėlgi, tai jau, žiūrėkit, norėti. Ar tai yra veiksmažodis būti? Nu ne. Ar tai veiksmažodis galėti? Nu irgi ne. Tai yra veiksmažodis norėti. Tai reiškia, jam galioja šitos do does taisyklės esamajam laike. Tai tu nori, pirmoji forma, you, norėti, to want, ar ne? To want yra norėti, tai you want. Ar tu nori, do you want? Tas nematomas do iš čia šoka į priekį ir gauni do you want. Imkim dar vieną pavyzdį, ne? Paimkim pavyzdžiui, aš negaliu ateiti. Ar ne? Tai ateiti yra to come. Tai čia yra aš negaliu ateiti. Aš negaliu ateiti. Ar tai veiksmažodis būti? Nu ne. Ar tai veiksmažodis galėti? O, galėti. Aš negaliu. Tai ne I do not can, ar ne? Ne I don't can. O I cannot come. Nes čia veiksmažodis galėti. Čia yra viena iš išimčių. Reiškia, do does čia niekur neegzistuos. Tai jeigu tokią paprastą taisyklę užsirašyti, kad vienam gramatiniam sakinyje niekada nebus am, ta prasme, vienoj pusėje dedu am, are, is, čia tik esamasis laikas, can, ar ne? Ir jie kartu niekada nebus vienoje pusėje su
do arba does. Aš galiu apjungti du sakinius į vieną ir galiu sakyti, pavyzdžiui, I am happy, tarkim, but I don't like apples. Ne? Aš laimingas, bet nemėgstu obuolių. Čia yra du sakiniai sujungti per vieną. Bet kartu jie niekada nebus. Aš nesakysiu, pavyzdžiui, I do not am. No, I am not. Arba I do not can. No, I cannot. Reiškia, do ir does galioja visiems veiksmažodžiam esamajam laike, išskyrus du. Okay? Tai tikiuosi, kad šitą pamoką truputėlį padėjo. Jeigu reikia dar sykį ją peržiūrėkit, aš čia pakankamai greitai daug dalykų suaiškinau, bet čia yra viskas, ką reikia žinoti esamajam laike. Svarbiausia, tiesiog praktikuoti, parašykit komentaruose vieną kitą sakinį, 2 sakinius, 3 sakinius, papraktikuokit, išbandykit. Okay? Nori daugiau frazių, turiu nemokamą audio ir PDF knygą, rasit ją komentare ir aprašyme, parsisiųskit, mokinkitės ir ten irgi bus pakankamai sakinių su do ir does, kurias galėsite išbandyti. Tai tikiuosi, kad visą tai buvo naudinga ir susimatom ateities pamokose. Iki.